Labas rytulis visiems iš parkelio šiandieną. Orelis toksai nieko gero labai nežadantis. Žada ir lietaus biškiuką, bet bus šilta. 90 šilumos, tai visai neblogai. Atėjau į parkelį, pabandyti savo detektorių su naujom ausinėm. Su stereo. Deus tu, antras Deus su stereo ausinėm. Nežinau. Atnaujinau detektorių, bandau čia naujų programų visokių. Ir vieną ir kitą pajungiau, monetos lenda. Žodžiu, yra radinukų. Pakol kas taip. O tokį žvėrį ištraukiau. O, koksai paukštys. Paukštys. Gaidžiukas ar vištytė? Kažkoks tai neaiškus. Paimsim šitą, toks įdomus. Aišku, jisai jau ir metelių turintis. Turbūt jau, aišku, pokaris visą kitą, bet vis tiek, manau, 50 metų ir daugiau. Gal ir 60-70 turi jam būti. Toksai va, paukščiokas. Iš tikrųjų, dar atvariau, nes ten kitam lauke buvau radęs karinį dalykėlį, ten kažkur tai buvo karinė stovykla pirmo pasaulinio karo laikais. Ten buvau radęs gražią labai kokardą ir saktelę. Tai noriu dar karinių šmutkių, nes čia naisti visur. Vien tik tai šiuolaikiniai, visokie šiuolaikinės monetos ir jų labai daug. Užknisantis reikalas juos gaudyti. Tai va, antytė tokia turiu, ar kas čia, kažkokį tai povas ar kas čia. Uodega nulaužta, turbūt povas buvo. Na gerai, žodžiu, va tokį dedu į kuprinę ir eisime toliau. Ką gali žinot, gal kas nors ir išlis geresnio. To mūsų tas hobis yra užbarintis. Gerai, lėkiu. Nu va, kokia moneta išlinda. Sakyčiau, niekad aš tokios nesu radęs. Edvardas 7. Imperatorius Kanada. Kanada. 1 centas, 1,90. Niekad nesu tokių radęs. Gerai, Kanada. Kanada tinka. Ok. Ką dar? Pas mus jau ir lišnus pradėjo taip nesmagiai. Ką Ingiau parodys, va, kokį dalyką. 2 monetos radau kartu, nebe pirmą kartą šiandien, bet sakau, parodysiu. Senas varas, biškyko apradėjęs ir 1 penso moneta visiškai surudėjus. Va, šiuolaikinės monetos iš geležies pagamintos, aptrauktas vivariu. Ir viso gero, ateities detektoristam bus liūdna. Tokias monetos, jos per kelias dešimtmečius visai supūna ir nebelieka jų. Taupo metalą, pigiau kainuoja pinigus pagaminti. Seniau buvo avariniai, dabar jau geležiniai. Na, taip va. Ok. Nuogi. Kažkokie tai... Eurocentai. Panašu. Nieko nesimatė. Visiškai kieno čia jinai yra. Turbūt prancūzas bus. Čia Angliai daug prancūzų būna. Nu, arba ispanas. Nu ir bala nematė jo. Ką čia žaisis tais 10 centų. Čia palei keliuką atėjau. Tokį, kad lavaną iškasiau. Vandens daug, tai viskas subėga. Maigiau. Pinigų biškį padavė 3 pensai, matau. Jurgis 6. 1 pensas. Irgi Jurgis 6. Ir spėju, kad čia bus sidabrinė 6 pensai. Nu, pusiau sidabris. Irgi Jurgis 6. Ja. Ja. 1939. Tik iš metais karas prasidėjo.
Naciai užpuolė Lenkiją, o paskui ir sovietai sugalvoja. Na, toksai vat, pusiausidabris, 50% sidabro jame. Nu, pirma sidabrinė moneta iš šitą parko. Pusiausidabris. Gerai. Kažkas tai įdomesnis sužibėjo. Duobėjai gana giliai. Kažkokia moneta. Su skylutė. Vis taip ir moneta. Šrap. Kas tu? Espana. Espaniola. O kodėl su skylutė? Pirmą kartą matau ispanišką monetą su skylutė. 25 kažko tai. Pirmą kartą tokį matau. Ir olimpinių žaidynių žiedai. Kas tu? Pirmą kartą matau tokią. Kaip suprantu, čia aliuminio bronza moneta. O kas čia dabar? Čia bėgikas. Panašu. Jo. Įdomu. Pirmą kartą tokią matau. Olimpinė. 25 kažko. Ar čia? Nesuprantu. Reiks valyti. Įdomus radinys. Toks neįprastas. Neįprasti man patinka. Čia vat kaip tik kažkur čia naisva radau prieš keletą savaičių saktį. Karinio tipo, bet ten pasirodo buvo kaip skautų organizacija tokia. Nu, pasižiūrėkit, kaip aš ten ją radau. Tik atėjęs, gal kokią pusvalandį kasinėjau, čia man netyčių visokių lenda. Man atrodo, kad čia nais bus saktis karinė. Pasižiūrėsim. Toks įtarimas. Kaip čia manęs? Va. Saktis. Karinė saktelė. Papuolė. Mane tokias labai džiugina. Kariniai daikčiukai man patinka. Medaliai, kokardas. Tiesiog va saktis karinis. Man visiškai patinka. Kaip man čia dabar nuvaryti? Kažkokie gardus matau. Kažkokie sargybiniai. Nu gerai. Sargybiniai ar gvardija. Kažkas tokio. O tokia sakčiulė. Jau antras karinis radinys, reiškia, tenais aplinkui dar turi būti. Bandžiau vieną lauką ten pradžiai. Tai buvo žiauriai daug monetų, bet čia laikinio. Čia papuolė Edvardo 7 vieną monetą praeitą kartą ir Jurgio 5 šiandieną. Nu, tas laukas dar nebandytas, reikės nueiti pasižiūrėti. Vaikai ten nežaidžia, o kitam ten toli, matau, žaidžia. Tai nenori ten trintis aplinkai. Bet monetų buvo praeitą kartą daug. Nu, tokie reikalai pas mane. Gerai, tęsime paieškas. Tik čia buvo ta ispaniška moneta. Signalas visai šalia. Dar viena tokia pati. Bent jau panaši buvo į tokią pačią. Čia su skylutė. 1990. Espaniola. Ir kas čia? Čia kitokio tipo. Kitokio dizaino. 25 pats. Nesuprantu. Kažkokios nematytos monetos. Bet čia šita kitokio dizaino. Ten kažkoks bėgikas buvo. O čia va, kokia Espana. 1990, sakyčiau. Ar 4. Pavalysime. Įsiaiškinsime. Įdomus laukas, įdomus. Nu, eilinį seną svarą radau. Šiandien papuolė, nemažai jau. Tai va,
Su gėlytėm ir karūna viduje. Elžbieta II amžinatilsį. Bet vat susidūriau su problema. Nebetelpa monetos į dėžutę. Jau reikia per jėgą grūst ir deformuojasi dėžutė, paskui neužsidaro. O tiek monetų jau pakolkos turiu. Jo, prišaudžiau. Žiedas kažkada yra varinis. Šlysk. Nenoris įlys dabar. Kažkoks tai ar aliuminis, ar varinis, neatsimenu. Prama, jau sunkus. Kaip sveria. Reikia traukti į tą dėžutę. Gerai, kad turiu 3 iš jis. O, bent 3. 50 pensijai. Vis noriu pagauti Kew Gardens tokią monetą yra. Būtų jie labai faina, nes jinai brangi, kolekcionieriai po 200 svarų moka už ją. Tai tokią norėčiau rasti. Čia paprastas. Šita bus paprasta. Nu gerai. 1,5 svarioko. Taip, baloje mačiau monetą. Šviesiai jinai buvo. Ar tik nesidabrinė bus? O, sidabrinė. Florinas. Florinoks. 2 šiligai. Kad tas pointeris rėkoja. Taip. Tokia moneta. Florinoks Jurgis V. Tokia va aplipus, apkerpėjus. Senai gulėja, senai. Nu, tokia va moneta. Šiaip gražiai jos. Labai faina moneta. Tik kad šita vargšė apkerpėjus labai. Nu, bet nudžiugina, vis dėlto netaip jos dažnai papuola. Jinai ten bus 1920 kažkelinti metai. Arba 30 kažkelinti. Va, 21 matau. Nu, kažką įdomesnio va, parodyti turiu. Kažkoks tai žetonas Farm Colony No Money Valley ir 4. Toksai planuotis. Pusėj tik įspaudas iš tos pusės matas. Toks keistas daiktas. Nu, kas dar? Kažkas tai čia papuolė. Galvojau, ženkliukas bus. Čia greičiausiai ženkliukas nuo dviračio gal ar nuo mašinos kokios. Morris Fight. Štai pusė va toksai va. Man atrodo, čia bus dviračio kažkas tokia. Gal pabandyti pavalyti. Į žolę. Upa. Nu, toksai va. Morris. Man atrodo, mašinos buvo Morris. Kažkas angliškas. Toksai va daikčiukas paporė. Nu, nežinau dar kiek tempsiu. 8 pradėjau, 3 turiu varyti jau namo. Reikia nusiprausti ir varyti parduotuvės maisto pirktis. Badausiu paskui. Čia per tos kasinėjimus. Monetų jau prikasiu 2 dėžutės pilnas. Nežinau. Nu, reikia pradėti 3. Ką, panašiai į sidabrą? Panašu, kad radau sidabriuko, sidabrinis žiedas. Aha. Koksai žiedulis fainas. Aukštai skambėjo, kaip moneta. Čia jau šitas senas. Nu kaip senas. Manyčiau, gal apie 100 metukų jam bus. Nelabai jau ten jis super senas. Manau. Vau, koksai fainas žiedulis. Dabar aišku prabuš. Nelabai ką ir pamatysiu. Nežinau. Nieko aš nematau.
Gal visai nieko žiedukas, nedidelis, bet nuvėjęs lipiuosi. Kokia kutė faina. Kur bėgi? Jo. Nu geras, pavalysiu. Įkelsiu nuotrauką. Nice. Man šitas žiedukas patinka. Orealis visiškai nieko gero darosi. Ir vėjukas pučia. Ten šviesiau. Toj pusėje, bet tenais ateina. Jo, užteks, sakau, kasinėt. Nu, prisikasinėjau šiandieną. Va, kiek prikasiu šiandieną, pasižiūrėkit. Va, tiek va, monetėlių, visko. Ten žiedulis. Guli. Ką dabar reikia jas visas šitas monetėlės dar išdėliot, kad nuotrauką pasidaryt. Nu, to čia staigiai, tik tai bus tik čiaukšt. Nu va, sudėliau šiaip ne taip, užtruko šiek tiek. Ką, va, tiek va monetų šiandien pagavau, sakyčiau, normaliai. Čia dar svarainiai, čia senesnės visokios, čia sidabras ir žiedukas. Tenais paukštytė. Taip, kad nepamirščiau, rodau, šiandien vaikščiau su tom ausinėm naujom su programa Tekna. Taip ir vadinasi, va, Tekna, su 2K. Jeigu kam įdomu, aš manau, tikrai susirasit, bet žiūrėkit, kad būtų, jeigu su šitom stereo ausinėm, žiūrėkit, kad būtų po 4 versijos. Ta prasme, kad 4 versija būtų, 4.0. Va taip va. Nežinau, ar tos ausinės man padėjo ar nepadėjo. Kažkaip aš drįsčiau abejoti. To stereo, to tokio, kokio aš tikėjausi, neišgirdau. Nežinau, gal aš kažką blogai programą dar įkaliau, nes krepšinį žiūrėjau vakar, dar kamštį sėdėjau, žodžiu, daug laiko neturėjau žaisti. Gal aš kažko nedaspaudžiau, nežinau. Tai vat. Nu, va, tiek vat. Daug monetų, nežinau kiek yra. Paskaičiuosiu namie ir įdėsiu, parašysiu kiek, nes čia aš tikrai dabar nesėdėsiu, neskaičiuosiu iš jų. Nu, tiek va. Čia svarai. Nu, čia visokios kitokios. Nu, čia sidabriukai. Nudžiuginę mane šiandieną. Va ir tiek veiklos pas mane iš šito parko. Nežinau, kitą kartą, kai grįšiu, eisiu į kitus laukus. Čionais tokia va pievutė, daug kur apsemta yra. Nu, po medžiu čia atėjau. Žodžiu ką, dėkingas visiems, kad žiūrėjot. Paspauskit tokių, jeigu negaila. Jeigu gaila, tokių paspauskit. Žodžiu, ką paspausit, tas gerai. Tai va, visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Ate.